Labas rytas. Mašinos čia suvarytos, sustatytos, o mes jau pradėjom darbus. Šita geltona turėjo kalbiškį tepalo nuotėkį. Tai jau realiai sutvarkėm. Dabar turbūt priekinę pakabą šitai keisim. Ir tada eisim prie sekančių. Tai einu atsinešti pakabą. Kaip gerai nereikės visos krovos apkrauti, nes įtariu, kad čia bandom išsipakuoti, nors aišku aš peilio labiau norėčiau, bet kažkaip pas jos nelabai yra. Turim naują Vislavą. Įsipakuoti. Stebulės, praminiai, kraukės, šakės. Put in here. Tai va, į mano mašiną sudėjom langus, galvojom šitą pradėti daryti, nes čia turim biškį pratekėjimą tarp vandens pumpo sujungimo. Nu, realiai, do šitoje vietoje kažkur yra tarpinė ir ten bėga, tai reikės šitą sutvarkyti, bet nusprendėm dabar kol diena lėkti pasitestuoti mašinas ir tada eisim dirbti prie raudonos mašinos, nes noris, kad sudėtume body kitą Eurofighterio. Jie jį turi, tai bandysim tai įgyvendinti. O į šitą mašiną sudėjom jau Vaisvabą. Ir taip pat gavom kolonėlę, su kuria klausomės muzikos ten mašiną. Tai šita kaip ir pabaigta, laukiam dabar rastafkių. Jo, priekiniam ratam rastafkių, nes su Vaisvabu šiaip reikėtų kitokių langų, bet šitą dalyką šiaip iš tikrųjų pamiršau tiek aš, tiek Mindaugas. Tai rytoj bus rastafkės ir susidėsim ratus ir tada beliks prieš varžybas gruodį nuvažiuoti pasidaryti suvedimą. Taip, kad dabar bandom lėkti, testuoti dviejų mašinų, pasižiūrėti, ar kuro mišiniai geri ir eisim dirbti prie raudonos. Ir taip pat jie neturi saiko su maistu, ne? Vyrai. Neturi saiko. Tai čia va yra tokie 3 kibirai salotų atvežti. Tai yra, kiek jis čia sveria? Beveik, pusę kilo. Pusę kilo turbūt, jo. 300-400 gramų mėsos, tiesiog viniotinės. Ten tada dešrainiai, ten tada 4 picas. Ir sako, valgykit. Ai, čia dar tokie kaip bulvė su ryžiais, 4. Kaip mums tiek suvalgyti ir taip yra kiekvieną kartą. Tai mes bandėm ką tik jam paaiškinti, kad mums tiek nereikia, kažko vieno ir viskas. Nes čia tiesiog neįmanoma suvalgyti. O jie aiškina, kad nori, kad mes viską paragautume. Toks vaizdas, kad nori daugiau, kad nieko neveiktume, tik tai valgytume. Storas ir gražus, jo, kad būtų storas ir gražus. Tai čia ofisiukas toks ir lėksim testuotis. Nu va, vėl mes ir trasui bandysim šitą. O, čia nuopjuvą naujų padarė 8.5 ir low boost. Nežinom, tik tai ar logeris yra, jeigu nėra, tai kadangi mergaitė šią mašiną, turbūt mergaitė pasidės šone, laikys kompiuterį. Tai va, ir bandysim dabar nankangus kažkokius 80 Redvero. Tokia nauja labai gera padanga, tai išbandysim, kaip jinai yra ant kiek gera. Tai bandysim su Gedimino mašina, nes Anoj sakė ir taip lūžinėjo pusašiai, kaip buvo 200 PM arklių, dabar 400. Tai greičiausiai ją sulaužysim, bet sakė, gerai gali laužyti. Tai va, o trasa ta pati, tai vėl reikia pasisukinėti čia kažkaip va tai va, kad pasižiūrėt kuro mišinius, ar viskas gerai ir galima būtų saugiai palikti juos ir kad galėtų važinėtis, kai norės. Tai va, dabar montuoja nankangus. Ir pasikeisim, pabandysim, žiūrėsim kaip veikia. Bet taip kaip čiupinėjau, tai ten tas 80 Redveras realiai nieko nereiškia, nes ant valyno rašo 160 ir pagal čiupinėjimą jos yra minkštesnės. Bet nepabandžius, kaip sako, neparagavus nesužinosi. Gali atrodyti vienaip, o paragavus kitaip. Tai vat pabandysim ir matysim, kaip sekas. Gerai tokia būtų Lietuvoje turėtų, ne? Trasa, kad ir nedidelė, bet yra aukščiau ir žemiau. Plius vietoj yra žmogus, kuris montuoja padangas, yra keltuvas, yra įrankių, tai va kažkoks ofisiukas,
Realiai viskas vietas. Aišku, pas mūsų sąlygos turbūt, o sąlygos neleistų taip laukia pasidaryti, bet gaila, mes to Lietuvoje neturim. Bet gal vieną dieną ir turėsim. Pasivažinėjau su šita 2 kartus, su ana 2 kartus, pas ana aišku 400, bet padangos kitokios ir daugiau slėgio pasidarėm. Čia išbandėm, kaip ir sakiau, Nankangus, tai šiaip tikėjausi tikrai blogiau. Norėtųsi daugiau išbandyti, bet patogioj pozicijoje, nes šiaip galiu parodyti, kaip aš čia sėdžiu. Tikrai nepatogiai ir sėdynė yra baisiai nepatogi. Man patogi pozicija yra, kad su vairu taip, bet yra kojos va šitaip. Ir man kliūna ranka čia už rankinio, už kojos, sukant vairą čia užkliūna. Tai tikrai nepatogu ir nenoriu su šitą mašiną testuoti padangų ir bandyti kažkaip sužinoti, ar jos man tinka ar netinka, ar gerai ar ne. Tai su mišiniais viskas gerai ir ją vežam atgal, o su ta irgi viskas gerai. Dar važiuot? Tai va, važiuoju dar su ta mašina. Daugiausiai, tai toks vaizdas, kad klubai susiaurėja, nes biški sėdynė per maža, bet pažiūrėjo programas, tik tai kažkas kaip ir gerai viskas, bet blogai su laidais, nes kartais kažkaip pametame sensorių ir kažkas būna nesudirba motoras, tai taip įdomiai, bet čia į principai viskas gerai, aišku viskas kaista, nes kuleris prastas, aušinimas prastai padarytas, tai įsirbiamas oras 7-8 būna, o vanduos 104 po realiai 1/8. Tai va, padangų komplektą damušiam, kaip ir visi patenkinti. Aš pagaliau išlipau irgi patenkintas, taip kad lekiam dabar dirbti prie raudonos mašinos. Važiavam į vietinį staklyną, sulenkti vamzdžio, nes reikia raudonai mašinai pagaminti priekinį grėžbarą, kad sudėti HGK body kitą, nes tas netinka. Staklės neįtin geros, lenkia nelabai gerai, bet bus gerai, panaudosim. Čia bandymai tokie, bet realiai panašiai ir turėtų būti. Prastai gavosi, bet pasirinkimų neturim. Antras vamzdis, važiuojam. Nu, po biškį judam į priekį, kažkaip sekasi. Dabar priekį modeliuoja kolektyvas, aš gal bandau kažkaip pritaikyti. Biški čia viską kitaip reikia daryti, negu mes darydavom, bet manau, kad viskas bus gerai ir prisitaikyti.
šiandien pabaigėm, biškiai apsitvarkom įrankius ir rytoj pratęsim darbus, nes ir nemažai ką nuveikti, kad sudėti iki galo body kitą. Bet jau atrodo pakankamai gerai, sparnai savo vietose abudu, bamperis irgi jau suvyrintas, naujas priešbaras, kitas. Greitas nuėmimas, reikia dabaigti, čia dar turi atsirasti faro laikiklis ir čia pačioje dar nuominis pildomas. Tai va, tada turbūt biškį paspalvint ir dabaigti. Galas, bakavinos pritvirtintos, uždėtos, abidvi, prisuktos pilnai. Bamperis tik tai užmestas pamatuot, bagažinė irgi užmesta pamatuot. Bagažinė easy, reikia realiai prisukti prie laikiklių ir pritnėdyti kitų knėdimų sriegių spoileriukui. Tai čia irgi kaip ir nesudėtinga, biškai sudėtingiau galbūt čia įsipjauti tiek, kiek reikia, kad tilptų stopas. Bamperis, kadangi neturim detalių, turbūt greičiausiai bus. Ten bus originalus laikiklis šitoj vietoj, tokią sprandžiną rytoj parodysiu, o čia greičiausiai laikysis ant zateškių. Ir kitam kartui pasidarysim brėžinį, galbūt padarysim laikiklį normalų. Tai va, ir slenkščiai. O slenkščius, čia kaip ir yra striegiai. Tai suksim į tos pačius, o iš apačios, kadangi nebuvo, reikės padaryti naujus. Čia dar duris sureguliuoti reikia, nes biški netinka, neužsidaro. Ai, dar pasirodo duris tas reikia sudėti, o čia yra niuansas. Tai įdomu, kaip jos tik su sparnais ir su visko, nes realiai viską taikiau pagal šitas duris, o dabar pasirodo reikės anas sudėti. Nu tai rytoj dar duris pakeisiu. Jie sakė, nori taip pat apsikliuoti kaip ana mašina, tai mažiau gal kliuoti reikės pakeitus duris. Tai va, nu aišku, šitos duris geriau vien dėl to, kad langai dviem varžtais atsisuka ir siema. O čia yra duris su stojkiam. Čia su stojkiam. Ir jeigu nori atsukti, tai kiek čia 1, 2, 3, 4, 5. Kažkur 7 varžtus veikia. Nu, žiūrėsim. Rytoj dar... Ką, rytoj pirmadienis, antradienį įskrendam, tai rytoj būtinai turim pabaigti. Ir realiai visas laikas Omane yra vien darbas. Šitam Omane, sakau, Taivane vien darbas. Bet visai smagu pamatyti kitokią aplinką ir kaip vyksta veiksmas kito. Svarbiausia, kad jie įrankių turi, nors tai čia vat yra labai gerai. Ir virinimo aparatai, ir knėdit striegiam turi, va čia va guli. Ir drėlės, ir visko, tai tas yra labai gerai, nes Omane, pavyzdžiui, tai ten gerokai sudėtingiau. Tai va, šiaip mašina virsta į Eurofighterį dar vieną. Taip, kad padarysim po to nutraukyčių gal visai fainų. Ir žiūrėsim. Tai va, šiandien tiek iš mūsų. Reikia varyti maudytis ir miegoti. Tai labas rytas vėl visiems. Mes jau garaže, nieko nelaukdami. Šiuo metu vandens pompą bandom pakeisti, bet sunku škyvą nuimti. Bamperis uždėtas, aišku, bagažinė irgi uždėta, dakteilas padarytas. Ko mes neturėjom, tai neturėjom šitos juostos HRGK ir realiai neturim laikiklių čia. Nes yra kitoks priešbaras, mano priešbarui turim laikiklius, bet šitam priešbarui negalim jų pritaikyti, tai nebent pasidarysim dabar Mindė, pasidarys brėžinį tokių daiktų, kad būtų ir sekantį kartą, kai varžybos atskrisim, uždėsim juos. Bagažinė kaip ir prisitaikė, aišku, su tarpais nėra tobulai, galėtų čia biškai geriau būt, bet šiaip nėra labai ir blogai. Bamperis irgi beveik dabaigtas, eisiu įdėti dar padaryti danteliam sriegius ir sutukti juos. Priešbaras padarytas, nudažytas. Netgi tempimo kilpą irgi padarėm, nes nebūtų buvę. Šiaip judam link pabaigos. Kapotas lieka be tų papiktinimų ant farų. Tai nežinau, gal juostelės gausiu iš HRGK, kad po to priklijuotų ant šito kapoto. Nes kapotą atvežti, tai turbūt su lėktuvo nesigaus atsiskraidinti. Ir kas, mums liko slenkščiai. Bet slenkščių negalim daryti, nes mašina yra ant keltuvo, o jie pasikiša ten, tai
maišo ir šitas duris uždėt, dar veidrodėlis reikės sutaikyti. Ir rytoj jau vaiks namo. Tai reik dabaig ir skrist namo. Šiaip jeigu taip atvirai, tikrai pavargau. Manau, Mindaugas irgi pavargo, ne? Kodėl aš nemoku pasakyti ne? Na va, aš lygiai toks pats blemba. Mašina gatava. Ledas. Eurofighteris dar vienas. Turbūt taip greitai bodžio dar nesi sudėjęs, ne Mindė? Jo, aš rekordinis. Kiek, pusantros dienos grubiai? Jo, nu nes vakar pradėjom, pažiūrėk, trečią kokį. Prieš barų gamybos. Nu, pusantros dienos, tai wow. Rekordiškai greitai. Netgi galiu pasakyti, kad sueina geriau negu pas mane, tai gal reikės kažką grįžus patobulinti prieš išsiunčiant į Omaną, nes šiandien turim palaukti pirmadienį jo, o konteineris yra penktadienio, pas mus mašina darbė body kito, galinis skrešbaras dar nedabaigtas vyrint, nenudažytas, plevelė nesuklijuota, dar palauk, dar kažkas, ne? Ai, kilpą reikia prisuk gal. Nu, ką jūs šiandien, ponas, nuveikėt? Dieve. Nu, nuveikiai, mačiau porą varžtų, atsukai, prisukai. Sakai, pavargau. Tai va, kol kas tiek iš mūsų. Say hi. Hello, everybody. Tai va, kol kas tiek iš mūsų ir einam apsitvarkyti ir pažiūrėsim kaip tas. Nu va, paskutinė dienelė. Šiandien gavom pailsėt. Nusivežė į prekybos centrą, pavalgėm. Ir dabar atvažiavom pas tą žmogelį, kuris iš manęs mašiną pirko. Tai dar turi krekždutę su žodžiai. Šiaip tikrai tvarkingiau padaryta ir geresni sprendimai negu jo 92. Reikia čia dar gal firewallą įdėti, nes tie daiktai kaip ir salonė nelabai tinka. Tai va, tai tik tai nėra pavotkės, nėra kompo, tai prašau pasižiūrėti, tai va, kolektyvai žiūri, kol aš filmuoju ir einu aš irgi pažiūrėti. Ir ką šiandien į oro uostą, į lėktuvą, į Lietuvą, tai rytoj 11 būsim trečiadienį jo Lietuvoje ir iš karto į garažą krautis daiktų, ruošti mašiną į konteinerį ir į Omaną. Taip, kad nestabdom, o varom toliau. Apžiūrinėjom, žiūriu, kad plemba vamzdelių mažai stabdžių. Tai pasirodo, kad tik tai priekį stabdžiai, o gale yra rankinis. Kodėl? Niekas nežino. Tu gal žinai? Nereikia. Nereikia. Tik bailiams. Vo, labai teisingai. Čia irgi šitas geras. Nu va, realiai atsisveikinimai vyksta. Pridėjo pilną dovanų, tai tas lagaminas ir tas yra pilni visokių saldumynų ir dovanų lauktuvių. Nesu tai tokio svetingumo kažkur matęs, aišku, keliavę nemažai, bet čia viskas kitaip. Tai mūsų kaip ir panašu kelionė pasibaigė. Lekiam iki oro uosto, tai 2 valandas iki oro uosto ir skrisim į Lietuvą. Pradžiai į Stambulą, tada į Lietuvą. Nusileidžiam 11, Mindaugas grįžta namo, apsiprausia ir varom į garažą. Turim daug darbo, bet kol kas čia baigta, gerai, kad skrydis naktinis, pailsėsim.